Švytuoklė. Turbūt ne vienam teko tokią matyti. Gal sename senelio laikrodyje, o gal fizikos pamokoje. Ji juda pirmyn ir atgal. Taip tobulai, taip ritmiškai. Atrodo taip pat tvarkos ir nuspėjamumo įsikūnymas, tiesa? Bet kas jeigu pasakyčiau, kad būtent šis paprastas mechanizmas savyje slepia raktą į patį chaoso vidurį? Pradėkime nuo šios minties. Jie šiek tiek mįslinga, ar ne? Viduris yra akimirka, o ne vieta. Tai reiškia, kad tas pusiausvyros taškas, pro kurį švytuoklė tiesiog praskrieja, yra kur kas daugiau nei tiesiog, viduris. Tai lyg įtempta styga, lyg akimirka prieš šuolę. Momentas kupinas potencialo ir energijos virsmo. Ir štai čia atsiremiame į esminį klausimą. Kaip daiktas, šimtmečius susimbolizavęs laikrodinį tikslumą ir tvarką, gali mus nuvesti į visišką nenuspėjimumą? Gerai, pasinerkime į šią kelionę ir išsiaiškinkime. Pirma, ženkime į idealųjį fizikos pasaulį. Įsivaizduokime tobulą laboratoriją, kurioje nėra jokių trūkumų ir kurioje švytuoklė yra tiesiog, tobulas, amžinas laiko matuoklis. Ką tai reiškia? Įsivaizduokime, kad mintise pašaliname visas realaus pasaulio kliūtis. Išsiurbiam visą orą, kad nebūtų pasipriešinimo, panaikiname bet kokią trintį ašyje, lieka tik grina fizika. Masė, virvelė ir nesikeičianti gravitacijos jėga. Tai pati gryniausia svyravimo esmė. O dabar pažiūrėkime, kas nutinka. Štai judesio grafikas ir jis yra tobulai nuspėjamas. Tai lygiai nesibaigianti sinausinė banga. Kiekvienas mostas yra identiškas ankstesniam, amžinai. Jokių netikėtumų. Ir vėl grįžkime prie to mistiško vidurio. Idealioje sistemoje tai tikrai nėra ramybės taškas. Priešingai, čia pats veiksmo epicentras. Būtent čia visa aukštyje sukaupta potenciali energija sprogsta ir virsta grina judėjimo energija. Būtent šioje akimirkoje švytuoklė pasiekia didžiausią įmanomą greitį. Gerai, baigėsi žaidimai idealioje fizikos laboratorijoje. Laikas grįžti į realybę. Pažiūrėkime, kaip ši tobula sistema elgiasi, kai susiduria su pirmuoju ir didžiausiu priešu – trintimi. Realiame pasaulyje, žinoma, tobulybė neegzistuoja. Dėl oro pasipriešinimo ir trinties su kiekvienu mostu sistema praranda mažytę dalelę energijos. Amplitudė arba mosto plotis lėtai, bet nenumalonamai gėsta. Kiekvienas mostas yra lyg lėtas atodūsis. Ir ši iliustracija puikiai parodo, kad net ir sustoti sistema gali skirtingai. Su mažu pasipriešinimu ji dar kurį laiką kovoja, svyruoja vis silpniau, kol galiausiai užmiega. Bet esant stipriam slopinimui, kova baigėsi labai greitai. Ji net nebaigia viso mosto ir lėtai, klusniai grįžta į ramybę. Ar kada atkreipėte dėmesį, kaip užsidaro sunkios durys su pritraukėju? Būtent, tai puikus pavyzdys. Ir štai čia įvyksta esminis pokytis. Mūsų vidurio reikšmė apsiverčia aukštyn kojomis. Iš dinamiško veiksmo epicentro jis tampa galutinė stotelė, ramybės uosto. Mokslininkai tai vadina atraktoriumi. Tai lyg gravitacijos šulinys, neišvengiama pabaiga, kuri traukia sistemą į amžiną ramybę. Gerai, sistema natūraliai nori sustoti. O kas, jei mes jai neleisime? Kas, jei bandysime pasipriešinti šiam energijos nykimui ir kiekvieno ciklo metu suteiksime švytuokliai, pustumą? Pasirodo, viskas priklauso nuo jėgos. Švelnus, ritmingas postumis nugali trinti ir sukuria naują stabilią tvarką. Sistema vėl juda gražiai ir nuspėjamai. Bet jei pastumėme per stipriai, tvarka tiesiog sprogsta, ritmas subira į chaotišką, nenuspėjamą judėjimą. Ir štai čia prieiname prie didžiojo paradokso. Šis judėjimas atrodo visiškai laukinis, bet jį vis dar valdo tie patys geležiniai fizikos dėsniai. Čia nėra jokių atsitiktinumų ar kauliukų ridenimo. Tai ir yra deterministinis chaosas. Pagalvokime apie tai. Sistema, kurios ateitis yra 100% nulemta praeities, bet mums ji yra absoliučiai nenuspėjama. Bet kaip pamatyti tvarką šioje netvarkoje? Mums reikia naujų akinių. Reikia pažvelgti į tai iš kito kampo, nes įprasti laiko grafikai rodo tik neįskaitomą raizgalynę. Įsivaizduokime, kad piešiame ne judesio istoriją, o jo portretą. Vienoje ašyje atidedame poziciją, kitoje greitį. Tai vadinama fazinė erdvė. Ir štai ką gauname. Kairėje – tvarkos portretas. Paprasta, tobula, nuolat pasikartojanti kilpa. Dešinėje – chaoso portretas. Niekada nesikartojantis begalinis siūlų kamuolis. Manau, skirtumas akivaizdus. Bet pažiūrėkime atidžiau į tą siūlų kamuolį.
Jame yra forma, paslėpta struktūra. Tai keistasis atraktorius. Galima įsivaizduoti jį kaip nematomą skulptorių formuojantį chaoso šokį. Švytuoklė niekada neatliks to paties judesio dukart, bet ji ir niekada nepabėgs iš šio vaiduokliško fraktalinio labirinto. O dabar pasinaudokime vienu fizikos triuku. Išjunkime šviesą ir įjunkime stroboskopą. Kas sekundę blikstelkime ir pažiūrėkime, kur yra švytuoklė. Užuot matę ištisą judesį, pamatytume atskirus taškus, lyg momentinės nuotraukas. Šis metodas, vadinamas Poincaré pjūviu, atskleidžia tiesiog neįtikėtiną vidinę struktūrą. Tai lyg chaoso DNR grandinė. Tvarka chaose. Gerai, po tokios kelionės verta stabtelti ir apsižvalgyti. Apibendrinkime šį neįtikėtiną kelią, į kurį mus nuvedė atrodytų toks paprastas daiktas. Ši lentelė puikiai apibendrina mūsų švytuoklės transformaciją. Viskas prasidėjo nuo idealios sistemos, kur vidurys buvo tiesiog neutralus simetrijos taškas. Pridėjus trinti, jis tapo galutinė stotele, stabilu ramybės atraktoriumu. Ir galiausiai, pridėjus stiprią išorinę jėgą, tas paprastas taškas virto begaliniu sudėtingu fraktaliniu keistuoju atraktoriumu. Ir tai mus gražina prie fundamentalios chaoso paslapties. Sistema yra determinuota, ji neturi laisvos valios, ji tiesiog paklūsta dėsnėms. Tačiau ji yra be galo jautri. Mažiausias net nepastebimas skirtumas pradinėse sąlygose gali sukelti visiškai skirtingus rezultatus. Tai tas garsusis drugelio efektas, apie kurį tikriausiai esate girdėję. Ir galiausiai, ši paprasta švytuoklė užduoda klausimą apie mus pačius ir mūsų pasaulį. Orų prognozės, akcijų rinkos svyravimai, net mūsų širdies ritmas – visa tai yra sudėtingos, dinamiškos sistemos. Jei toks paprastas daiktas gali slistanėti nuo laikrodinio tikslumo į nenuspėjamą chaosą, vos nuo vieno stipresnios postūmio, kyla klausimas, kur dar aplink mus tvarka yra tik plonytė ledo pluta, po kuria slypi chaotiškas vandenynas.